jūs mane matot? Taip, okei. Na, manau, kad taip. Taip, dar porą minučių dar palaukim, nes dar žmonės jungiasi, dar 2-3 minutės ir tada jau pradėsim. Gerai, na, jau 3 minutės po, tai eigoj, žodžiu, priimsim šiek tiek vėluojančius. Tai dabar taip, pradėsime mūsų antrą seminarą. Tai jau yra apie nėštumo priežiūrą. Kada, kas ir kodėl vadinasi mūsų šiandienos tema, tai detaliai pakalbėsime apie visus tyrimus, kodėl jie yra atliekami, kodėl skiriam tokią arba kitokią gimdymo priežiūrą ir kartais gydymą ir kodėl tas vienas nėštumas būna mažos rizikos, o kitas nėštumas reikalauja daugiau dėmesio. Tai gerai, seminaro metu aptarsim nėštumo priežiūros tvarką visų pirma, kaip yra Lietuvoje su nėštumo priežiūra, apie tyrimus ir vizitus, kurie yra reikalingi nėštumo metu, apie jau išsamiau apie genetinius tyrimus, nes tikrai pastebiu, kad kartais būna, na, šiek tiek informacijos, sakykime, ne tai, kad stoka, bet moteris pasimeta, kokį tyrimą pasirinkti ir kodėl vieni tyrimai yra brangesni negu kad kiti ir kodėl vienom priklauso kompensuojami tyrimai, kitom ne. Dabar taip pat apie papildus, kokie yra rekomenduojami, apie mitybą trumpai. Įdomumo dėliai pasižiūrėsime, kaip vystosi vaikelis ir ką mes ten matome tų ultragarsinių tyrimų metu ir kada svarbu kreiptis į gydytoją ginekologą. Kokios yra neatidėliotinos būklės. Aha, tai dar kartą žvilgtelsim. Ar čia? Aha. Taip, karts nuo karto žvilgtelsim, nes matau, kad žmonės labai aktyviai čia jungiasi, kad kažko nepalikt. Gerai. Tai dabar nėštumo priežiūros tvarka. Tai visų pirma, Lietuvoje, kaip ir daugumoje Europos ir kitų šalių, Lietuvoje galbūt netgi šiek tiek griežčiau, labiau gydytojai prižiūri tos nėštumus, net ir mažos rizikos. Iš esmės, jeigu nėštumas yra sklandus, jeigu moteris yra visiškai sveika, neturi gretutinės patologijos, kažkokios, tai yra gretutinių kažkokių ligų, tai nėštumą gali tikrai prižiūrėti ne tik gydytojas, akušeris, ginekologas, bet ir akušeris, dažniausiai tai yra akušerė, ir taip pat šeimos gydytojas. Jeigu atsiranda kažkokių abejonių, ar vėlgi išaiškėja, kad ten eigoje nėštumą atsiranda kažkokių komplikuojančių būklių, na, tai dažniausiai yra tas gestacinis diabetas, ar ne? Tai tada jau nėštumą, na,
turėtų prižiūrėti gydytojas ginekologas. Dabar, kai atsiranda didelės rizikos veiksnių, tai, manau, kad čia jums nereikėtų į šitą gilintis labai, tiesiog paminiu, kad jeigu iš tikrųjų jau mums dega ta raudona vėliavėlė, ar ne, jeigu įtariamas, pavyzdžiui, ten, dažniausiai ten vaisiaus augimo kažkoks sulėtėjimas arba kaip tik labai intensyvus vaisiaus augimas, arba gestacinis diabetas tampa koreguojamas ne dieta, o tarkim insulinu, tai tada, žinoma, gydytojai ginekologai jau siunčia moteris konsultuoti iš poliklinikų į, aukščiausią lygį, tai yra 3 lygio stacionarai, tai Vilniuje tai yra Santaros klinikos, taip pat Antakalnyje moteris yra konsultuojamos. Ir toliau jau ta nėštumo priežiūra ir taktika yra dėliojama atskirai. Dabar šį kartą, kadangi matau, kad labai daug yra naujai prisijungusių, šią skaidrę galbūt kas praeitą kartą dalyvavo paskaitoj mokymuose, tai matė šitą skaidrę apie pirmąjį vizitą pas gydytoją ginekologą, ar tai būtų, tikiuosi, šeimos gydytojai irgi taip pat labai ištardo moteris besilaukiančias, nes tikrai iš gydytojo ginekologo pirmo vizito metu sulauksite nemažai klausimų. Tai primenu dar kartą, kad pastojus tikrai nėra svarbiausia iš karto registruotis echoskopiniam ištyrimui, nes moteris, savaitę ar 2 vėluoja mėnesinės ir moteris jau pradeda, atsiprašau sekundėlę, pradeda moteris registruotis echoskopiją, ar ne, nes labai joms yra svarbu nėštumą patvirtinti echoskopiškai ir kartais mes to negalime padaryti, nes to nėštumo yra tiesiog dar per mažai savaičių. Tai tikrai galima, jeigu viskas gerai, jeigu gerai jaučiatės, galima sulaukti tos 7-8 savaitės, kada mes jau tikrai ultragarsu matome embrioną, matome plakančią širdelę ir jau mums yra aišku, ką mes turime matyti ir ko neturime matyti. Tai vėlgi, pirma diena paskutinių mėnesinių, ar mėnesinės jūsų yra reguliarios, primenu, kad turite vartoti folio rūgštį, tikrai išgirsite klausimų, ar tai yra pirmas nėštumas, jeigu ne, tai kokios yra baigtis. Jeigu jūsų nepaklausia, tai vis tiek turėtumėte pasakyti, kad nėštumas buvo sklandus, gimdymas buvo sklandus, ir atvirkščiai, galbūt gimdymas buvo sužadintas, galbūt nėštumas nebuvo sklandus. Jeigu, pavyzdžiui, pirmo nėštumo metu turėjote bėdų su spaudimu, tai didelė tikimybė, kad tai gali atsikartoti ir kitų nėštumų metu. Ar po gimdymo, pavyzdžiui, kraujavote ar ne, kaip buvo su placenta. Tai viską šitą mes turime atžymėti, nes tai vėlgi lemia ir jūsų šio gimdymo priežiūrą. Ir ginekologinės ligos, operacijos, kartais buvusios operacijos gali įtakoti gimdymo pobūdį. Tai, pavyzdžiui, kartais moteris turėtų gimdyti per cezario pjūvio operaciją, po tam tikrų operacijų. Onkocitologinis tyrimas irgi yra labai labai svarbu, nes tikrai nereikia bijoti jo atlikti nėštumo pradžioje, ypatingai jeigu jisai seniai buvo atliktas. Galima onkocitologinį tyrimą pagal metodikas atlikti iki 9 nėštumo savaitės. Moteris kartais atsisako, iš tikrųjų, mes rekomenduojam, nieko priversti negalim, bet tikrai tyrimą yra atlikti saugu, nes kartais išsiaiškinam visgi, kad gali būti ir kažkokių pakitimų ląstelių lygyje. Vėlgi, alergijos, žalingi įpročiai, kartais moteris gėdėsi pasakyti, pavyzdžiui, kad rūko, tai mesti rūkyti yra būtina, kaip bebūtų sunku, bet būtina yra mesti rūkyti. Taipogi, biologinio tėvo amžius irgi yra svarbus, tai yra ne jūsų tėčio, o vaiko tėčio, nes dažniausiai tai moteris šitą klausimą atsako
ten 65 metai, 60 metų, na, kaip ir taip ir gali būti, viskas čia yra gerai, bet dažniausiai, na, tėvai būna panašaus amžiaus. Tai čia yra apie jūsų vaikelio tėtį, tai kartais, jeigu jisai yra virš 42 metų, jau priklauso genetiko konsultacija. Ir vėlgi aptariama yra, kas toliau, kiek bus tų tyrimų, kokie yra apsilankymų dažniai. Kartais moteris po pirmo vizito, ir aš esu susidūrusi su tokiais atgarsiais, išeina, na, galbūt nusiminusios, kad čia mes neišklausėm visų klausimų nėščiųjų. Aišku, jeigu tas vyksta poliklinikoj, kartais laikas yra ribotas, o iš esmės kartais tos informacijos per daug nereikia, jeigu mes kalbam, na, jūs esat 7 savaites nėščia, o norite sužinoti, kas bus, kai bus 35 ar 40 savaičių. Tai dažniausiai yra aptariami sekančio vizito, na, visi planai, kas toliau. Mes taip į tolį, sakykime, na, neturėtumėme galvoti, nes nėštumas yra pakankamai dinamiška būsena, kartais viskas gali keistis, tai per daug tos informacijos vienu metu irgi, na, manau, nėra tikslinga. Dabar, ko dažniausiai klausia būsimos mamos, tokie labai buitiniai klausimai, bet manau, kad tikrai, tikrai yra aktualūs. Tai ką valgyti galima, aptarsim šiek tiek vėliau apie tą dietą. Ar galima gerti kavą? Tai galima gerti kavą. Galite išgerti vieną kitą puodelį, ypatingai jeigu geriate kavą su pienu. Ar galite sportuoti, ar galite kelti rankas į viršų? Tai galite, kad negalima kilnoti rankų į viršų, tai yra mitas. Jeigu iki nėštumo sportavote intensyviai, tai jūs galite tęsti tą veiklą, bet jeigu jaučiate, kad jūsų organizmas tokio krūvio nepakelia, tada reikėtų tą krūvį koreguoti. Aišku, jeigu iki nėštumo nesportavot ar sportavote lengvai, tai tokį pat režimą turėtumėte ir palaikyti. Ar galite dirbti? Tai galite dirbti. Aišku, moteris mažiausiai darbingos būna nėštumo pradžioj palyginus su nėštumo, na, ten jau apie dekretą, bet, na, 5 savaičių kartais moteris ateina su nepatvirtintu nėštumu ultragarsu ir jau prašo nedarbingumo lapelio. Tai, na, tokios praktikos nėra. Aišku, nedarbingumai yra išduodami, jeigu ten moteris tikrai vargina pykinimai, vėmimai ir taip toliau ir panašiai. Bet nėštumas tai nėra diagnozė, dėl kurios yra išduodamas nedarbingumo lapelis. Ar jūs galite keliauti? Tai jūs galite keliauti, tik paminiu, kad nuo dažniausiai 28 savaitės aviakompanijos reikalauja pažymos, kad jums keliauti yra saugu, tai šitą turėkite omeny. Ar saugus, čia būtent noriu pabrėžti, ar saugus yra tyrimas per makštį, nes kartais moteris tikrai atsisako jo ir sako, kad nori tyrimo tik per pilvą. Tai tyrimas per makštį ne tik yra, na, kaip ir rekomenduojamas, jisai yra būtinas. Mes turime įvertinti moterį per lytinius takus, aišku, tik su skėtikliais ir ultragarsą irgi atliekame per makštį. Aišku, pirmas ultragarsinis jų tyrimas vaikelio atliekamas yra per pilvą, bet vėlgi, jeigu moteris yra nutukusi ir mums, na, sunku yra vizualizuoti ten apie tą 13 savaitę, tai tyrimas tikrai bus atliekamas per makštį, kad mums matyti būtų, raiška būtų geresnė. Taip pat dėl pačios placentos padėties tikslinimo tyrimas per makštį ultragarsinis irgi yra saugus, yra atliekamas ir apskritai iki nėštumo pabaigos tas tyrimas yra saugus. Dėl genetinių tyrimų, dėl skiepų aptarsim tada netrukus. Dabar pirmasis nėštumo laikotarpis, tai tas iki 13 savaitės. Tai tą pirmą maždaug vizitą, kada jau pastojot ir atėjot, tai aptariam.
Dabar, ko tikėtis kiekvieno vizito metu? Tai tikrai, na, arterinis kraujo spaudimas jums bus ir bus matuojamas, tai pasistenkite į vizitą ateiti šiek tiek anksčiau, neužbėgti į 5. aukštą su plakančia širdim ir tada iškart matuoti, nes aišku, gali būti kilstelėjęs ir nuo streso šiaip kai kurios moterys stresuoja pamačiusi, tą baltų chalatų sindromą turi. Tai žodžiu, tikrai turite kažkiek ramiai pabūti. Kūno masės indeksas tikrai apskaičiuojamas yra, klausiam, kiek moteris svėrė iki nėštumo, stebim jos kūno masės prieaugį ir nėštumo metu. Ir jeigu yra, na, tikrai ten labai didelis nutukimas, tai kartu čia dėl folio rūgšties, tai čia, kad didinama yra į 5 miligramų, tai čia šiek tiek nelabai tiksli informacija, nedidinama yra folio rūgštis esant nutukimui, skiriamas yra aspirinas. Jeigu kūno masės indeksas yra daugiau 35, turi pagal rekomendacijas moteris papildomai vartoti aspiriną 150 miligramų, tas yra labai svarbu. Toliau, aišku, visada jau net galite ir neklausti, ar kitam kartui reikės šlapimo, nes jo visada reikės. Aišku, tame laikotarpyje, kai yra padarytas šlapimo pasėlis ir bendras šlapimo tyrimas, ir viskas yra gerai, tai maždaug tas langas iki 20 savaitės nebūtinai skiriam šlapimo tyrimą. Aišku, jeigu yra gestacinis diabetas, jeigu ten kažkokių pokyčių matom, tai skiriam kontrolę, bet jau nuo 20 savaitės tikrai šlapimo tyrimai kiekvieną kartą turėtų būti atliekami. Dabar dėl šlapimo pasėlio. Kartais moteris pasimeta, kodėl skiriam antibiotikus, nors jinai yra sveika ir nieko nejaučia, jokių nusiskundimų. Tai yra tokia būklė vadinama besimptomė bakteriūrija. Tai yra, mes šlapimo pasėlyje žiūrime, ar neauga bakterijos. Tai kartais jos išauga, bet moteris neturi jokių nusiskundimų. Vis tiek mes skiriam antibiotikus, nes tikimybė vis tiek per lytinius takus generalizuotis būtent tai infekcijai, ar ne, yra tikimybė. Ir tai didina infekcijos riziką, na, tokios sisteminės arba netgi ir vaikelio. Tai tikrai mes antibiotikus skiriam tuos, kurios yra saugu vartoti nėštumo metu. Ir tada jau tyrimas šlapimo pasėlis yra atliekamas po gydymo. Jeigu viskas tvarkoj, tai tada 1 kartą per mėnesį vis tiek pasėlį mes kartosim. O jeigu mums nepavyksta išgydyti, tai kartais netgi tos antibiotikus ar ne vaistukus tenka vartoti ir iki 37 nėštumo savaitės. Dabar kartais moteris tikrai mums kyla įtarimas, kad ne visai teisingai paima šlapimo tyrimą. Tai primenu, jeigu jums, tarkim, na, dėl kažkokių priežasčių ar neinformavo, šlapimo tyrimai turi būti atliekami ryte, nusiprausus gerai, vidurinę porciją turite užtamponuoti, na, sterilia vatele ar galų gale ranka pridengti įeigą į makštį, kad išskyros nepatektų, nes, na, viskas tikrai kartais matosi, kad tų uždegiminių ląstelių tam šlapime yra ir kartais netgi galim įtarti, kad tų išskyrų gali patekti. Tai va, tai šlapimo tyrimas ir jo atlikimas yra labai svarbus. Dabar dėl gliukozės tyrimo. Vėlgi, gliukozės tyrimas ir tas gestacinis diabetas šiais laikais yra dažnai labai diagnozuojamas. Vėlgi įtakos turi ir jūsų valgymo įpročiai. Tai dieną prieš tai visada rekomenduojam valgyti, na, vakare ten kažkokių greitų angliavandenių neprisivalgyti, vaisių, košių. Labiau gal pasirinkti tokį vakare jau baltyminį maistą. Ir kartais moteris iš tikrųjų atvirkščiai nevalgo
Tai alkis jisai irgi gali užkelti gliukozės lygį. Kartais turime tokių aukštesnių rezultatų ir dėl, na, sakykime, ne visai teisingo to pasiruošimo. Tai kartais būna moteris pasako, kad vakarą prieš tai buvo gimtadienyje, ar ten valgė tortą, ar taip toliau ir panašiai. Tai aišku, kad ta glikemija bus didelė tikimybė aukštesnė. Ir tada prasideda gydytojo endokrinologų konsultacijos, nes, na, jau iš žodžių, iš dainos neištrauksi, jau kokį rezultatą turim, tokį turim. Iš tikrųjų, kartais gestaciniai diabetai yra vėliau koreguojami ir insulinu. Moteris, kurios sunkiai koreguoja, tai jau santariškėse yra konsultuojamos ir tada nėštumo priežiūra vėlgi keičiasi. Dabar apie, man vis tiek labai rūpi pasižiūrėti, ar tikrai nėra nieko laukiančio. Ne, nėra tobula. Dėl genetinių tyrimų. Tai genetiniai tyrimai šiais laikais iš tikrųjų yra prieinami kiekvienai moteriai. Vieni iš jų yra labiau mokami, kiti yra mažiau mokami. Vieni yra kompensuojami moterim, kuriom priklauso genetiko konsultacija pagal indikacijas, nes toli gražu ne visom yra labai griežtai apibrėžtos būklės, kada mes privalome siųsti gydytojui genetikui. Dažniausiai tai yra vyresnio amžiaus moteris, tai ne taip pasakiau, ne vyresnio amžiaus, tai vyresnio amžiaus nėščiosios, kurios yra traktuojamos nuo 35 metų ir vyrai nuo 42 metų, tėčiai, ar ne, jeigu yra. Tai iš tikrųjų nėra nei vyresnio amžiaus, tai yra jaunos moteris, bet pagal jau, kadangi rizika kiek didėja, vis tiek genetikas turi konsultuoti. Kartais moteris ateina ir ten pasako, kad pavyzdžiui, ten 3 eilės pusseserės dukra, ten kažkas, tai čia jau iš tikrųjų irgi nėra indikacija. Ir kartais moteris tikrai labai primiktinai reikalauja to siuntimo, tai mes turime dirbti pagal bendras taisyklės ir jeigu yra noras, tikrai gydytojai genetikai konsultuoja ir nebūtinai tik su siuntimais, ar ne? Tai kartais moteris tiesiog kreipiasi mokamom konsultacijom. Tai dabar kuo skiriasi koks tyrimas? Tai tas PRISCA1, PRISCA2, gal esate girdėję, tie kombinuoti testai. Tai toks pavyzdys, kad moteris yra vyresnio amžiaus nėščioji, tarkim, ar ne, jai 36 metai, bet dar ką noriu paminėti prieš tai. Ką kartais pamiršta ir gydytojai. Jeigu jums yra 34 metai, kai jūs laukiatės, bet jums bus 35 metai, kai jūs gimdysit, jums vis tiek priklauso genetiko konsultacija. Tai šitą svarbu paminėti. Tai grįžtam prie to pavyzdžio. Tai jums, tarkim, yra 35 metai, 36, jūs atvykstat pas genetiką, pirmam ultragarsiniam ištyrimui, ar ne, tarkim, yra ten 13 savaičių. Jums bus iš tikrųjų atliktas, jau tikrai platus ultragarsinis vaisiaus ištyrimas ir pagal tai, ką genetikas mato, bus rekomenduojami tyrimai. Dabar tyrimas PRISCA1, kuris yra atliekamas ten iki 14 nėštumo savaitės, jisai yra atliekamas iš kraujo. Kodėl testas yra vadinamas kombinuotu testu? Dėl to, kad jo metu yra derinami ultragarsinio tyrimo duomenys ir jūsų kraujo tyrimo rezultatai. Iš kraujo yra tyriami hormonų tam tikri lygiai. Ir tada jau kompiuterinė sistema paskaičiuoja riziką tokiai mamai su tokiu ultragarsiniu vaizdu vaikelio ar ne duomenis ir su tokiu, žodžiu, kraujo tyrimų rezultatu rizika sirgti genetiniam ligom, ar ne? Tai dažniausiai yra 3, taip pat Tau, Edwardsas ir Dauno sindromai. Ir pagal tą riziką, tarkim, kuri yra nurodoma ten 1 iš 3000, arba ten mažiau negu 1 iš 1000. Pagal tai yra sprendžiama, ką daryti toliau. Jeigu rizika yra maža, tai viskas yra tvarkoj,
tikrai didelė tikimybė, kad vaikas yra sveikas. Jeigu rizika vėlgi yra vidutinė arba didelė, tada yra dėliojami kiti tyrimai. Tai jau yra tie invaziniai tyrimai, kurie apačioj nurodyti. Arba tas jau plačiai žinomas NIPT tyrimas, tas brangusis tyrimas, kuris yra neinvazinis tyrimas, nes irgi yra atliekamas iš kraujo. Dabar vėlgi kombinuoto tyrimo patikimumas siekia tik apie maždaug 80%. Tai nėra 100% garantas, ar ne? Ko nepasakysi apie NIPT tyrimą, nes NIPT tyrimas tai jau yra vaisiaus DNR ištyrimas jūsų kraujyje. Vėlgi parodo riziką, bet jau patikimumas yra 99%. Kablelis ten dar kažkiek. Tai tikrai jau ramybę suteikia. Bet NIPT tyrimas, jisai neatsako į visus klausimus genetinius. Ta prasme, tai yra 3 dažniausios genetinės patologijos pasireiškiančios, o jų yra tikrai daug. Kartais moteris atlieka NIPT tyrimą, tarkim, 11 savaitę ar 12 savaitę patenka pas mus ir jau čia tikrai yra rami ir laiminga, ir čia ultragarsinio tyrimo jai to nereikia. Ultragarsinis tyrimas yra be galo svarbus, nes vėlgi pasikartosiu, yra daug kitų dalykų genetinių, kuriuos galima pastebėti. Vėlgi, anatomiją mes vertinam. Toks pavyzdys nosies gomurio, visus tuos saugimus, nesaugimus. Tai ultragarsinis tyrimas yra privalomas ir visada moterim, bent jau savo pacientėm rekomenduoju, kad turėtų būti iš karto atliktas ultragarsinis tyrimas ir jau tada spręskim, nes kartais atliekam ir iš tikrųjų galim išsiųsti pas tą genetiką, jeigu mums kažkas kliūna. Tai tikrai nereikia daryti atvirkščiai. Jeigu yra tokia situacija, kad patekot pas ginekologą vėliau, tarkim ten, arba pas genetiką, ar ne, ten 15 savaičių, tai vėlgi bus jums atliktas tas pats ultragarsinis tyrimas, bet kombinuoto tyrimo PRISCA2 jau patikimumas tikrai yra ženkliai mažesnis, tas jau vadinamas trigubas testas. Tai jau tada, yra derinama vėlgi pagal radinius, pagal riziką, ką rekomenduoja toliau genetikai atlikti. Jeigu viskas gerai, nemato kažkokių žymenų ar kažkokios ultragarsinės patologijos, tai iš tikrųjų rekomenduoja jau antrą ultragarsinį tyrimą 20 savaitės atlikti ir poliklinikoje. Invaziniai tyrimai, iš tikrųjų tai yra tos vadinamos jau biopsijos, vaisiaus vandenų tyrimas, virkštelės tas kordocentezė, tai tyrimas iš virkštelės, tai jau yra invaziniai tyrimai, kurie yra atliekami paties genetiko su tam tikrom savo rizikom. Bet vėlgi prieš tai, jau tikrai yra griežtai nustatoma, kodėl yra būtina invazinė diagnostika. Tai toli gražu ne kiekvienai nėščiai šitą atlieka. Dabar, šitą jau aptariam, kad matot, NIPT tyrimas yra apie vos ne 100%, kiti 80%, 85% kombinuotų testų. Trigubas testas, kaip ir sakiau, ženkliai jisai, mažesnis yra jo patikimumas. Tai apie genetinius tyrimus, jeigu turėsite klausimų, nes šiek tiek čia vis tiek yra painu, bet norėjau tik atkreipti jūsų dėmesį, kad eiliškumas yra svarbu. Viską medicinoje reikia daryti su logika ir nereikia skubėti. Tai geriausia yra iš tikrųjų iš karto pasižiūrėti, atlikti ultragarsinį tyrimą ir tada jau gydytojas pasakys, kokia linkme jums reikėtų judėti. Aišku, ultragarsinis tyrimas, visada pabrėžiu nėščiosim, kad viskas gerai yra tada, kai gimsta vaikas. Iki tol mes kažko ieškom ir jeigu neturim prie ko prikibti, tai yra tik tikimybė, kad viskas yra ir bus gerai. Nereikėtų jau
įsikibti, įnipt tyrimą kaip į šventą rezultatą, nes vėlgi, na, iš tikrųjų atsako tik į dalį genetinės patologijos. Dabar antrasis nėštumo laikotarpis, tai jau yra nuo 14 iki 28 savaitės. Vėlgi nieko naujo jums nepasakysiu, maždaug yra 2 apsilankymai tuo metu. Tai pirmasis tas apsilankymas bus, jeigu viskas gerai po pirmo ultragarsinio tyrimo, tai moterį iš karto iš tikrųjų kviečiam antram ultragarsiniam tyrimui. Ir jau tada tas laikotarpis nuo 20 iki 28 savaitės, kai atliksim gliukozės toleravimo mėginį, kai jau pradėsime matuoti ir gimdos dugną, ir vaisiaus širdies ritmą vertinsim. Tai, na, kraujospūdis, šlapimo tyrimai, gliukozės toleravimo mėginys. Tai apie gliukozės toleravimo mėginį, vėlgi, jeigu glikemija pirmo vizito metu buvo gera, tai tada tikrai reikės atlikti gliukozės toleravimo mėginį, tą nelabai smagų tyrimą, kai reikia išgerti tą tiesiog neįprastai saldų reikalą. Ką noriu pasakyti, kaip galima būtų tą palengvinti, nes vandenuko nelabai galima gerti tuo metu. Turėkite su savim gabalėlį citrinos arba citrinos sulčių nedaug, kad šiek tiek tas rūgštumas atsvertų jums tą saldumą. Tai vat, tai gliukozės toleravimo mėginys 24-28 nėštumo savaitę yra atliekamas. Toliau, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai į rezos faktorių. Tai jeigu pirmo trimestro metu jūsų rezos faktorius buvo neigiamas, tai tikrai klausim, koksgi tėčio yra rezos faktorius. Jeigu irgi neigiamas, tai valio. Jeigu teigiamas, tai vėlgi mes 28 savaitę maždaug atliekam tyrimą dėl antikūnių jūsų kraujyje. Tai kaip tą paaiškinti, o tą paaiškinti yra pakankamai paprastai. Jeigu jūsų kraujo grupė yra neigiama, o vyro teigiama, vaikelis gali turėti, genetiškai arba neigiamą, arba teigiamą, paveldėti arba vieno, arba kito kraujo grupę. Tai jeigu vaikelis turi teigiamą kraujo grupę, tai nuosruva vis tiek jo kraujuko į jūsų organizmą vis tiek šiokia tokia yra. Ir jeigu jūsų kraują patenka vaisiaus, ar ne, tai tada gali jūsų kraujyje susiformuoti tam tikri antikūniai, kurie per placentą pateks pas vaisių. Ir tada jau gresia tos visokiausios vaisiaus anemijos ir taip toliau ir panašiai, naujagimių, hemolizinės ligos, bet tai yra ypatingai retai. Paprastai, jeigu jūsų kraujo grupė yra neigiama, vyro teigiama, padarom antikūnių testą ir jeigu tų antikūnių yra nerandama, tai apie 30 savaitę yra suleidžiamas anti-D imunoglobulinas, kad vėlgi tų komplikacijų visų išvengti. Tik dar kartą dabar priminsiu, kad po visų intervencijų arba po kažkokių persileidimų, vėlgi iš praktikos kartais matau pacientės, pavyzdžiui, buvęs persileidimas, kraujo grupė neigiamo, imunoglobulinas nesuleistas. Jeigu jūsų nepaklausia, tai jūs pasakykit, jeigu žinot. Arba, kad, turėkit omeny, kad rezus faktorius yra labai svarbu. Tai jeigu jūsų dėl kažkokių priežasčių nepaklausia, jūsų rezus faktorius yra neigiamas ir įvyko, pavyzdžiui, persileidimas, yra nesivystantis nėštumas, galų gali nėštumo nutraukimas. Imunoglobulinas turi būti suleistas per 72 valandas. Tai yra labai svarbu. Gerai, dabar apie trečiąjį nėštumo laikotarpį. Tai čia jau yra dekretas, jau šviečia ir iki tos 40 nėštumo savaitės. Tai dabar dėl kraujo tyrimų, nežinau, ar čia jums tikrai reikėtų viską tą detalizuoti, pagal įsakymą mes atliekam tos kraujo tyrimus remiantis rekomendacijom, tai vėlgi ten yra živ, sifilio tyrimai, kartais papildomai bendrą kraujo tyrimą atliekame, pasižiūrėti, ar nėra kažkokios anemijos, feritino tyrimas, kuris yra mokamas, pasižiūrėti, ar nėra, kartais hemoglobinas būna geras lygis,
lygis, bet moteris vis tiek atžymi kažkokį silpnumą. Tai galima įvertinti feritino tyrimą, pasižiūrėti, kokios yra geležies atsargos, nes kartais atsargos jau būna ties nuliu. Tai tikrai reikia, nors ir hemoglobinas geras, vartoti geležies preparatus. Kas yra svarbu šiuo laikotarpiu, tai yra tyrimas dėl B grupės streptokoko. Tai kuris yra atliekamas 35-37 nėštumo savaitę. Yra moterų, kurios atsisako tyrimo, tai dabar aš paaiškinsiu, kodėl to nereikėtų daryti. Nes B grupės, būtent tas hemolizinis streptokokas, yra viena dažniausių ankstyvosios infekcijos priežasčių naujagimio. Tai kurios pasireiškia sepsiu, pneumonija, meningitu ir, žodžiu, ilga hospitalizacija ir komplikacijom. Tai tikrai, jeigu yra pas jūs B grupės streptokoko kolonizacija makštyje, vaisius slinkdamas gimdymo takais gali užsikrėsti. Tai būtent jeigu nustatom tą bakteriją, tai tada gimdymo metu yra leidžiamas antibiotikas. Jeigu nubėga vaisiaus vandenys, tada turėtumėte kreiptis į priėmimo skyrių, nedelsiant, nes nubėgus vaisiaus vandenim jau turi pradėti būti leidžiamas antibiotikas iki gimdymo pabaigos. Dabar, kaip matot, apie 90% antibiotiko terapija sumažina būtent infekcijos ankstyvosios dažnį. Tai tikrai tyrimas yra svarbus. Kartais moteris atlieka tyrimą, bet antibiotikų atsisako. Yra iš tikrųjų moterų grupė, kurios labai yra įsikibusios į natūralią priežiūrą, į natūralų gimdymo visą procesą, neleidžia, tarkim, kateterių įvesti. Žodžiu, nori, kad viskas būtų kaip įmanoma natūraliau. Aišku, vėlgi, mes jau šiais laikais nieko neverčiam, mes supažindinam su rizika, supažindinam, kokios yra rekomendacijos, o iš tikrųjų moteris pati priima sprendimą. Kas yra dar svarbu šiame laikotarpyje, tai vaisiaus padėtis. Iki 36 nėštumo savaitės vaisius jis turi teisę būti kaip nori tam pilvukyje. Gali sėdėti, gali būti įstrižas, gali skersas, žodžiu, kaip tik jam patinka. Bet nuo 36 nėštumo savaitės vaisiaus padėtis jau turėtų būti apspręsta, ar yra galvinė pirmeiga, ar kažkokia kitokia. Tai 36 nėštumo savaitę bent jau gali būti atliktas ultragarsinis tyrimas tam, kad patikslinti. Ir ką daryti, jeigu tas vaisius nėra tokios padėties, kokios turėtų būti, tai nėra išilginės galvinės padėties. Tai pirmeiga iš tikrųjų čia dažnis nurodytas, nėra labai jums tas aktualu, bet kokios gali būti priežastys. O tos priežastys kartais moteris klausia, tai kodėl čia man taip yra? Nėra tokių aiškių priežasčių. Gali būti dažniausiai, ką mes matome, pavyzdžiui, atlikdami cezario pjūvio operaciją, tai gali būti dėl gimdos anatomijos pačios, ar ne? Kartais pastebim, kad yra virkštelė trumpesnė, kartais prie tam tikrų genetinių niuansų, jeigu yra nustatyta kažkokia genetinė vaisiaus patologija, ar ne, tai dažniau jie būna netaisyklingos padėties. Bet tikrai, ta prasme, nesiakcentuokite, jeigu jūsų vaisius sėdės, kad jūsų vaisiui yra kažkas negerai. Ne tą noriu pasakyti, bet tiesiog tokios yra rašytinos priežastys. Aha. Aš jūsų minutėliai atsiprašysiu. Minutėliai.
Taip. Taip. Mhm. Tai apie priežastis būtų tiek, bet svarbiausia ne priežastis iš tikrųjų, o jau ką su tuo daryti. Tai tų vaisiaus sėdmenų pirmeigų gali būti įvairių. Čia įdomumo dėlei jums įdėjau šitą skaidrę. Kai vaisius, turi kojytes ištiestas per keliukus, sulenktas per keliukus, arba būna visai kojų pirmeiga, kažkuri, praeitų seminarų metu moteris man bandė įrodyti, kad kojų pirmeigą galima gimdyti natūraliais takais. Diskusija jinai pralaimėjo, nes negalima. Ne, gimdyti tai galima, ta prasme, bandyti visada, bet, pasekmės, ko gero, bus liūdnos. Dabar vaisiaus sėdmenų pirmeiga, tai nėra griežta indikacija Cezario pjūvio operacijai. Jeigu mums vaisiaus svoris, vaisiaus galvos apimtis, leidžia, galima bandyti gimdyti natūraliais takais. Aišku, tas turėtų būti atliekama jau 3 lygio stacionare, turi dalyvauti keli gydytojai, akušeriai, ginekologai, turi būti tikrai patyręs personalas, nes kokia komplikacija? Iš tikrųjų, vaisiaus galva anatomiškai yra didžiausia kūno dalis. Tai jeigu vaisius gimsta sėdmenimis, tai gimdymo takai nepakankamai išsiplečia, atsidaro tam, kad vėliau užgimtų galvutė. Turi būti tikrai labai tiksliai jau įvertinta vaisiaus svoris, galvos apimtis, ir žodžiu, rizikos visi faktoriai. Dabar kokios yra taktikos esant vaisiaus sėdmenų pirmeigai? Tai dažniausiai pradedam nuo išorinio vaisiaus apgręžimo, kuris, pagrindinis tikslas išorinio vaisiaus apgręžimo yra išvengti Cezario pjūvio operacijos. Ir mano įvardintas gimdymas natūraliais takais, bet šiais laikais, iš tikrųjų seniai mačiau. Ir moteris gimdo tikrai, nors esu mačius rezidentūros metu gimdymą sėdmenų pirmeigą, viskas nuostabiai praėjo, bet dažniausiai, visgi, jeigu iš tikrųjų išlieka arba nepavyksta išorinis vaisiaus apgręžimas, arba vaisius atsigręžia atgal po apgręžimo, arba moteris apgręžimo atsisako, visgi pasibaigia viskas Cezario pjūviu. Tai dabar apie patį apgręžimą. Vėliau dar seminarų metu aš jums parodysiu ir filmuotą medžiagą, kaip tas atrodo. Kartais iš tikrųjų būna daugiau baimės, bet išorinis vaisiaus apgręžimas yra atliekamas ne anksčiau negu 37 nėštumo savaitę. Dėl ko? Nes yra tikimybė, kad gali prasidėti gimdymo veikla, kad gali nubėgti vaisiaus vandenukai, bet tas procentas nėra didelis. Vėlgi apgręžimą atlieka patyręs gydytojas ginekologas, tikrai stacionare neateis, gydytojas rezidentas ir nepasakys: laba diena, aš atliksiu išorinį vaisiaus apgręžimą. Tai tikrai jau bus mega patyręs, kuris atlieka tas procedūras gydytojas. Ir vėlgi apgręžimui vertinam labai daug faktorių. Tai yra vaisiaus vandenų kiekį, nes jeigu yra mažiau vandenų, tai didelė tikimybė, kad nepavyks. Moters konstitucija, tai jeigu moteris yra nutukusi, vėlgi tikimybė sėkmės yra mažesnė. Kiek yra savaičių, nes kuo daugiau savaičių, tuo labiau sėdmenukai į apačią nusileidžia ir sunkiau iškelti yra sėdmenys. Ir kitas dalykas - placentos padėtis. Vėlgi priekiniai sienoje, jeigu placenta, vėlgi šioks toks yra niuansas. Tai aišku, mes viską vertinam prieš tai.
Dabar, kaip atrodo pati procedūra, tikrai niekas, jeigu atvyksite, nes mes iš poliklinikos rašom siuntimą, jūs kreipiatės į priėmimą, akušerinį priėmimą, ir tikrai niekas nepuls iš karto atlikti procedūros. Apie viską dar kartą papasakos, kokios gali būti komplikacijos. Viena iš tokių komplikacijų gali būti vaisiaus širdies susitraukimo dažnio sutrikimas, nes visada, kai jau apgręžiam vaikelį, jeigu pavyksta, tai moteris yra stebima dėl apie 40 minučių, rašoma vaisiaus kardiogramą ir taip toliau ir panašiai. Ir vienintelis niuansas, kad kartais tie vaikeliai iškrečia tokių šposų ir atsisuka atgal į sėdmenų pirmeigą. Bet tikrai tai nėra taisyklė. Tiesiog įvardinu viską, ką turėtumėte turėti omenyje. Tai jeigu vaisius yra apgręžtas, valio, gimdymas natūraliais takais ir tikrai be jokių kitų klausimų. Jeigu nepavyksta, na tai dažniausiai vis tiek yra pasirenkama cezario pjūvio operacijos taktika. Ir jau visai prie nėštumo tos pabaigos, tai 40-41 savaitė. Tai jau tada tikrai mes rašom vaisiaus ir kardiogramą, ir dažniau su moterim susitinkam. Tai jeigu 35 savaitę atlikom tą tyrimą dėl B grupės streptokoko, tai tada jau 38 savaitę norime pamatyti ir 40 savaitę norime pamatyti. Kartais, gražu būtų įvertinti ultragarsu ir vaisiaus vandenų kiekį, nes į nėštumo pabaigą jų tų vandenų gali fiziologiškai mažėti. Ir jeigu jūsų nėštumas buvo prižiūrimas poliklinikoje ir jisai buvo sklandus, tai tikrai nėštumą yra saugu tęsti iki 41 savaitės. Ir jeigu 41 savaitė nieko nevyksta, tada jau moteris, turėtų būti gimdymo veikla sužadinta, nes jau nuo 41 savaitės didėja tam tikrų rizikų tikimybė. Tai paprastai, kaip tas atrodo, tai apie 40 savaitę ar 40 savaičių su dienom moteris turi paskutinį apsilankymą savo poliklinikoje ir tada jau link 41 savaitės apsilanko stacionare, kur norėtų gimdyti ir yra įrašoma ir sužadinimų planą. Tai tokią dieną, tokią valandą kreipiasi į priėmimo skyrių. Ir tada yra hospitalizuojama ir gimdymas yra sužadinamas pagal gimdymo takų būklę. Apie tai irgi kalbėsime, apie gimdymą, kuriam reikia pagalbos, tai apie būdus, kaip sužadinti, ko tikėtis, kodėl vienom taip, kitom kitaip. Tai apie šitą bus atskiras seminaras. Ir vėlgi, čia apačioj, kaip ir sakiau, viską jau įvardinau, vaisiaus kardiograma, vaisiaus vandenų kiekis vertinamas jau link 41 savaitės, tai jau tikrai būtinai. Ir pabrėžiu, kad nėštumą tęsti daugiau negu kad 41 savaitė. Aišku, 41 ir 3 yra, man atrodo, dabar įvardinama ir 2 dienos, bet tikrai nedaugiau, nes tikrai spontaninių vaisiaus žūčių gimdoje užsitęsus nėštumui virš tikrai rizika didėja. Ir čia mano pristatytas šitas yra planas dažniausiai tiem mažos rizikos nėštumams. Jeigu yra kažkokių niuansų, tai gestaciniai diabetai, ypatingai koreguojami su insulinu, arba yra nėščiųjų hipertenzija, arba vaisiaus augimo niuansų, vėlgi turėsite sudarytą jau atskirą planą, kada tą gimdymą reikėtų inicijuoti. Tai tikrai kiekvieną kartą sprendžiama yra individualiai, jeigu kažkas įvyksta. Dabar apie papildus nėštumo metu.
Tai papildai nėštumo metu, visų pirma pradėsiu nuo folio rūgšties. Tai folio, rūgštis yra būtina iki 13 nėštumo savaitės. Būtinai. Kodėl? Nes jeigu nevartoti, tai didelė tikimybė gali būti tokių komplikacijų. Tai yra, pavyzdžiui, nesuaugimo, lūpos gomurio, išvaržų. Aišku, nebūtinai tai bus, nes kartais moteris sužino apie nėštumą apie 20 savaitę, ar ne? Ar ten 15, 16, įvairiai gyvenime gali būti. Tai tikrai, jeigu nevartoja folio rūgšties, tai nereiškia, kad bus taip, bet folio rūgštis kam yra labai svarbi, tai yra apsaugo nuo nervinio vamzdelio patologijos. Tai pradžioje, jeigu tai visai nuo pradžių, tai labai vyksta ten daug procesų tam embrione ir vienas iš jų tai yra ląstelių susiliejimas. Ir jeigu folio rūgštis yra nevartojama, didelė rizika, kad tas ląstelių susiliejimas gali nukentėti. Ir dėl to matome šiokią arba tokią patologiją. Tai jeigu, tarkim, gimsta vaikelis, yra lūpos nesuaugimas, ta vadinama kiškio lūpa, tai tikrai kartais išgirstam tokių atsakymų, kad taip, aš folio rūgšties nevartojau, ten ar pamiršau, ar nežinojau, ar vėliau sužinojau apie nėštumą. Tai primenu, kad iki pilnų 12 savaičių turite vartoti. Jeigu turite gretutinių patologijų, tokių kaip cukrinis diabetas, epilepsija, folio rūgšties kiekis turėtų būti didinamas iki 5 mg. Dabar papildai nėštumo metu. Tai šiaip kartais moteris iš tikrųjų labai persistengia su papildais, ypatingai pirmo trimestro metu, kai jaučiasi nelabai gerai. Tai priminsiu, kad pirmo trimestro metu tikrai tas skrandis yra jautrus ir reikėtų kažkaip išgyventi tą laikotarpį, o moteris tada dar nusiperka nemažai tų papildų, kurie dar labiau gali dirginti tą virškinamąjį traktą. Be ko tikrai negalima apsieiti, tai kaip jau sakiau, be folio rūgšties. Vėliau vertinam individualiai. Geležis, vitaminas D paprastai pirmo apsilankimo metu moterim rekomenduoju atlikti šituos tyrimus mokamus, nes tai yra mokami tyrimai feritinas ir vitaminas D. Ir tada jau sprendžiam, ar tikrai reikia papildomai gerti ar ne. Praktiškai 100% moterų, virš 90, tai tikrai reikia. Kitas, ką rekomenduojam viso nėštumo metu, arba moterim, kurios dar tik planuoja nėštumą, tai vartoti omega riebalų rūgštis, tai yra žuvų taukai. Saugu vartoti visą nėštumą. Dėl magnio, magnis akušerijoje yra vartojamas dviem tikslais. Arba yra mėšlungis, arba yra vidurių užkietėjimas. Nes magnis liuosuoja vidurius šiek tiek, tai turėkite omeny, jeigu vargina vidurių užkietėjimas, magnis, ypatingai magnio citratas, pavyzdžiui, negaliu čia firminiais pavadinimais sakyti, bet pasakysiu, kad tai yra magnio diasporalis. Tai tikrai plačiai žinomas papildas vaistinėse, kiekvienoj vaistinėje yra, tai jį yra saugu vartoti nėštumo metu. Dabar čia tiesiog paėmiau vieną dažniausiai įsigyjamų vitaminų nėštumo metu. Tai yra visas sąrašas tų sudedamųjų dalių, nieko čia tokio ypatingo, kaip matote, nėra. Vėlgi tas pats vitaminas D, vitaminas B, kartais moteris klausia, ar galiu vartoti nėštumo metu vitaminą B. Tai galite, tik aišku, tos dozės yra šiek tiek kitokios negu kad nesilaukiančiam moterim. Įeina pati folio rūgštis, magnis, geležis, 17 mg geležies, tai yra pakankamai maža dozė, nebent tokia, sakykime, palaikomoji. Nes jeigu yra jau feritino mažesnė koncentracija kraujyje, tai 17 mg yra per mažai.
Tai vat, tai tiesiog žinokite, kad, vitaminas D, geležis, folio rūgštis, žuvų taukai, tai tikrai tą, ką rekomenduojam vartoti, o jau papildai, tai tikrai galite, tie, multi ar ne, galite juos, naudoti, bet, tikrai, jie nėra kažkokie stebuklingos sudėties. Dėl mitybos. Tai, mityba, vis dar susiduriam su nėščiosiom, kuriom ar tai giminaičiai, arba jos pačios, na, piktnaudžiauja, ypatingai kai jau geriau pasijaučia ir valgo už 2. Tai tokios rekomendacijos tikrai nėra. Yra plius 300 kalorijų maždaug papildomų. Ir, reikia prisiminti, kad vaisius pirmo trimestro metu, antro trimestro metu. Antro trimestro metu apie 20 savaitę jisai sveria apie 600 gramų. Tai jeigu moteris per tą laiką priauga 10 kilogramų, tai čia tikrai ne dėl nėštumo. Tikrai, tai vaisius pirmo trimestro metu yra normalu, kad jūs nepriaugot svorio, nes kartais moteris ateina 16 savaičių ir susirūpinusi, kad nepriaugo čia svorio. Tai čia tikrai nieko tokio, nes turėkite omeny, jeigu vargina ar pykinimas, ar vemiate, ar blogai jaučiatės, tai kartais tas svoris net ir pakrenta. O jeigu iki nėštumo moteris turi viršsvorį ir yra nutukusi, tai tik yra sveikintina, kad nepriaugo ar netgi numetė. Ypatingai kartais būna, nustatom gestacinį diabetą, moteriai su viršsvoriu ar nutukimu, moteris pradeda, tikrai žiūrėti tos dietos ar ne, lankosi pas endokrinologą. Ir tas svoris arba neauga, arba netgi sumažėja. Tai su šituo viskas yra tvarkoj. Aišku, jeigu jau yra, 3 trimestras ir moteris nieko ten nepriauga, o yra tokių, kurios tikrai labai griežtai, tą mitybą prisižiūri, dietų laikosi, bijo priaugti svorio. Yra ir tokių moterų. Tai diagnozė nepakankamas nėščiosios svorio prieaugis irgi tokia yra. Tai tas svoris normalu, kad jisai ir auga ir jisai turi augti, nes vėliau daugėja ir vaisiaus vandenų, ir placenta yra, ir vaisius auga. Tai viskas tai yra fiziologija ir tie svoriai vėliau po gimdymo tikrai turėtų atsistatyti, jeigu nebuvo priaugta ten 20 ar 25 kilogramai, bet netgi ir tiek priaugus moteris grįžta prie pradinio kartais svorio, kartais nepavyksta, kartais moteris labai stresuoja po gimdymo, kad nepavyksta gauti to plokščio pilvuko iš karto. Tai žinokite, kad viskam reikia laiko ir visada kartoju, jeigu moteris neturėjo ypatingai pavyzdingo preso prieš nėštumą, tai po nėštumo ypatingai jinai jo neturės. Tai nesitikėkite, kad viskas greitai įvyksta, nes po nėštumo, po gimdymo tikrai laiko atsistatymui jo reikia. Ir tai yra visiškai normalu. Ko reikia vengti? Tai vengti reikia visų pirma termiškai neapdorotų produktų. Tai yra žuvis ypatingai, mėsos, visokiausi, ten jeigu mėgstate tuos vadinamus steikus, ten raw ar middle raw, kur būna ten tie kraujingi, tai tokių dalykų nelabai jau galima. Dėl žuvies, su žuvies produktais viskas yra tvarkoj, bet vėlgi, jeigu valgysite kiekvieną dieną, tai svarbu yra ir žuvies kokybė. Turėkite omeny, kad maisto kokybė ir jūros gėrybių kokybė irgi yra labai, labai svarbu. Tai iš esmės visokių tokių ypatingai dažnai būna apsinuodijimų netgi, tai būtent tie visi pyragai, kur yra kremai, pavyzdžiui, tas dažniausiai tas tiramisu, ar ne, nes ten yra tas kremas kiaušinių pagrindu. Tai va, tokie dalykai turėtų būti vengtini. Ir visada mes pabrėžiam, kad turėtų būti termiškai gerai apdorotas maistas.
Dabar dėl, skiepų, tai kokie yra skiepai rekomenduojami? Tai žinoma, gripo skiepas, dabar COVID-19 vakcina tikrai. Ir 27-36 nėštumo savaitę nesenai išėjusi rekomendacija skiepas dėl kokliušo, tam, kad apsaugoti gimusį vaikelį iki tol, kol jisai pats gaus skiepą nuo pastarosios ligos. Kokliušo atveju iš tikrųjų pastaruoju metu yra padaugėję. Tai tikrai nepamirškit, kad šita vakcina yra rekomenduojama. Dabar dažniausiai ko klausia. Pasiskiepijau nuo žmogaus papilomos viruso, tai ar galiu skiepytis nėštumo metu? Tai po nėštumo turite baigti schemą. Pasiskiepijau nuo erkinio encefalito, ar galiu skiepytis nėštumo metu? Yra teorijų, yra atsakymas, kad taip galite skiepytis, bet visada vėlgi vertinam rizikos grupės. Tai jeigu turite rizikos, užsikrėsti, ar ne, jeigu ten gyvenate miške, ar vienkiemyje kažkokiam, ar darbas jūs yra su tuo susijęs, ar daug būnate gamtoje ir taip toliau ir panašiai, tai vis tiek mes turime sverti naudos ir rizikos tą santykį. Bet jeigu būna tokių atvejų, kai mes nežinom, kaip čia protingai padaryti, ar ne, tai vėlgi siunčia moterį infektologo konsultaciją ir jisai tada jau turėtų nuspręsti, ar tam tikra vakcina šiuo metu yra tikrai būtina. Bet nėštumo metu tikrai gripo, COVID-19 infekcijos nėščiosios buvo skiepijamos ir dabar kokliušo vakcina. Dabar dėl vaisiaus vystymosi. Tai vaisiaus vystymasis tiesiog įdomumo dėlei jums parodžiau, kodėlgi mes nematom kartais 5 ar ten 4 savaičių, nes vaisius, matot, yra 7 mm dydžio tik tai. Ir iš tikrųjų kartais moteriai tas sukelia stresą, nes o kodėl nemato, tai gal nesivysto. Dėl to mes ir sakom, kad geriausia yra ateiti jau apie 7-8 savaitę, kada mes tikrai jau turime matyti embrioną ir plakančią širdelę. Tai 12 savaičių, matot, vaisius yra tik 6 cm maždaug ilgio, bet tikrai jau tą anatomiją mes galime gerai įvertinti. Dabar jeigu kreipiatės ultragarsiniam tyrimui, pavyzdžiui, kažkaip nepavyko jums patekti į polikliniką ir kreipėtės kažkur privačiai, tai geriausia yra atlikti, nes pirmas ultragarsinis tyrimas yra iki 13 savaičių ir 6 dienų, tai geriausia yra atlikti ne 11 savaičių, o tikrai sulaukti ten 12 savaičių ir daugiau, kad kuo daugiau gydytojas ginekologas galėtų įvertinti anatomijos. Dabar čia yra vaizdai ultragarsiniai, kągi mes vertinam. Tai čia jau antro trimestro ultragarsinio tyrimo metu. Tai jau moteris labai dažnai prašo nuotraukų, tai mes neturim galimybės nuotraukos tokios padaryti, nes jau pats vaisius, kai būna internete, ar ne, parodyta tas gražus toks iš profilio, ar ne, nuotrauka, tai jau antro trimestro metu mes dažniausiai vaisių matom dalim ir toliau mes jį matysim dalim, nes ekrane jisai mums tiesiog netelpa. Vat matom profiliuką 4 nuotraukoj, matom šnervės, viršutinę apatinę lūpą 5 nuotraukoj. Tai stuburiukas, širdutė, pilvukas, kojytė, tai viską matome tokiais gabaliukais. Tai kartais tikrai, galim pėdutės, rankutės, 35-38 nuotrauka. Tai kartais būna gražių vaizdų ir antro trimestro metu ir toliau, bet jau reikia labiau gaudyti ir jau, sakau, tų tokių išsvajotų, kur visas vaisius nuo galvos iki kojų yra matomas, tai dėjau tokių nuotraukų mes matyti negalim.
Dabar apie vaisiaus judesius dar ką noriu pažymėti. Tikrai ne visom nėščiosiom vaisiaus judesius reikia skaičiuoti ir sekti. Ta turi daryti tik moterys turinčios tam tikros rizikos faktorių. Ir vėlgi individualiai pasakom, kuriom reikia, kuriom ne. Iš esmės svarbu tos judesius jausti. Judesiai turi būti jaučiami nuo 20 nėštumo savaitės. Kartais moteris anksčiau jaučia vaisiaus judesius, bet jeigu nuo 20 nėštumo savaitės moteris nejaučia judesių visiškai, tai kartais vėlgi gali būti prie tam tikrų ir vaisiaus patologijų. Tai vaisiaus judesius moteris turėtų jausti. Aišku, jeigu placenta yra priekinėj sienoj, gali būti, kad silpniau jaučia. Bet jau nuo 28 savaitės 30 savaitės tie judesiai ir pats vaisius, jisai turi savo režimą, kada miega, kada būna aktyvesnis, kada labiau, kada mažiau aktyvus. Tai prasme, mama jau pažįsta savo vaiką savo pilve. Tai aš visada nėščiosiam sakau, jeigu jūsų vaikas jūsų pilve elgiasi ne kaip jūsų vaikas, tai tikrai nuo to, kad jūs apsilankysite priėmimo skyriuje ir vertinsite jo būklę, tai tikrai niekam nuo to blogiau nebus. Kartais būna ypatingai į nėštumo pabaigą šiek tiek padėtis pasikeičia arba pasisuka vaikas, pavyzdžiui, galūnėm į stuburą jūsų, ar ne? Tai dėl to gali pasikeisti judesių pobūdis. Bet iš esmės moteris nuo 20 savaitės turi jausti, o nuo 28-30 savaitės tie judesiai turi būti jau tokie turintys savo režimą ir turi būti reguliarūs. Tai jeigu skaičiuojat vaisiaus judesius, tai žinokite, kad vaisius turėtų, tarkim, kažkaip jums atrodo, kad vaisius elgiasi ne taip, ar ne? Tai tada atsigulat, išgeriat saldžios arbatos, suvalgot saldų saldainį ir pradedat skaičiuoti vaisiaus judesius. Tai jeigu vaisius jums sujuda, turėtų sujudėti per valandą bent jau 5 kartus. Tai jeigu jūs suskaičiuojat 3 judesius ten per pusvalandį kokį, arba ten pagulit valandą ir suskaičiuojat 5 ir daugiau, tai viskas tvarkoj. Jeigu ne, vėlgi atsikeliat, pavaikštot, prigulat, jeigu vėl nesuskaičiuojat, tai jau tada kreipkitės į priėmimo skyrių. Bet 5 kartai per pirmą pusvalandį viskas, toliau skaičiuoti nereikia. Bet labai yra svarbu turėti tą omeny, kad atsigerkit daugiau skysčių, pasivaikščiokit, pagulinėkit ant vieno šono, ant kito šono, išgerkit šiltos arbatos. Ne taip, kad nejaučiu ir iš karto turiu važiuoti. Aišku, būna ta prasme, yra neramu ir tai yra visiškai normalu nėštumo metu, bet žinokit, kad priėmimo skyriuje darys jums tą patį. Tai tiesiog jums uždės vaisiaus kardiogramą ir jūs skaičiuosite vaisiaus judesius ir bus rašomas vaisiaus širdies susitraukimų dažnis, grafiškai, ar ne? Tai dėl vaisiaus judesių yra taip. Ir paskutinė skaidrė jau visai į pabaigą, kada yra svarbu kreiptis į gydytoją. Tai pradžioje tai yra pykinimas ir vėmimas, bet jeigu jūs tiesiog pykina, tai tikrai yra vaistų nuo pykinimo, kurie yra išrašomi ir kuriuos yra saugu vartoti, kurie nėra vardiniai, tai kaip buvo kažkada. Tikrai vaistų nuo pykinimo yra. Jeigu yra toks variantas, kad negalite net gerti vandens, vemiate pastoviai, ta prasme, jau vyksta dehidratacija ir organizmo alinimas, tai tikrai nereikia kentėti. Yra ir akušerijos dienos stacionarai, kur yra atliekamos skysčių infuzijos, leidžiami vaistukai nuo pykinimo. Moteris nėštumo metu, kaip ir kiekvienas žmogus, turi gauti pakankamai skysčių. Dabar kraujavimas iš makšties, praeitą kartą apie šitą jau minėjau. Tai jeigu nėštumo pradžioje atsiranda kraujingos išskyros iš makšties, kartais tai būna ir kartais mes nerandam priežasties, dėl ko taip yra. Ką pasiūlom, tai dažniausiai progesterono tyrimą atlikti, galbūt yra per mažas jo kiekis, tada skiriame jo papildomai. Bet tepliojimai nėštumo pradžioje yra iš tikrųjų dažnesni.
kada pradedat gausiai kraujuoti, su krešuliais kraujuoti, ypatingai jau, virš ten, esant antram, trečiam trimestre, tai čia jau iš karto nedelsiant turint kreiptis, ypatingai jeigu jums daktaras pasakė, kad placenta yra žemiau arba yra placentos pirmeiga, arba tarkim nėštumo pabaigoje, kai ir išnešiotas nėštumas, nubėga kraujingi vaisiaus vandenys, tai tikrai žūti būti reikia greitai patekti į priėmimo skyrių. Dėl neapibrėžtų skausmų pilvo srityje, tai aišku, nebūtinai, jeigu skauda pilvą nėštumo metu, kad tai bus susijęs su nėštumu. Būna ir apendicitų nėštumo metu, būna ir cistų nėštumo metu. Visko būna, bet apskritai pilvo maudimas, pilvos tokie skausmai, po to dėl raiščių tie skausmai, po to paruošiamieji tie sąrėmiukai yra, žodžiu, tas diskomfortas pilvo srityje lydi viso nėštumo metu. Padidėjęs kraujospūdis, kitas niuansas, jau kalbėjom apie kraujospūdį, jeigu dėl kažkokių priežasčių gydytojas jums liepia matuotis namuose, tai darykite tą teisingai, pabuvę ramiai 5-10 minučių, ne po fizinio kažkokio krūvio, kad tas spaudimo rezultatas būtų tikslus. Kartais būna keistų iš tikrųjų situacijų priėmimo skyriuje, moteris išpakuoja naujai atsisiųstą spaudimo matuoklį 2:30 nakties ir pradeda spaudimą matuoti ir išmatuoja 150 ant 100, sustresuoja iki 180 ant 100 ir važiuoja į priėmimo skyrių. Tai klausimas, kam naktį matuoti spaudimą. Toks būna, tiesiog jau dabar nėščiosiom sakau viską. Anksčiau galvojau, kad tai yra savaime suprantama, bet pasirodo, kad viską turime sakyti, kad naktį kraujo spaudimo, kai nėra kažkokių rizikos veiksnių ir gerai jaučiatės, matuoti nereikia. Tai dabar priešingas variantas, jeigu atsiranda kažkokie ūmūs galvos skausmai, mirga akyse, skauda skrandį arba dešinę pašonę ir yra, jau ne pirmas trimestras, o esate virš 20 savaitės, tai irgi reikia apsilankyti. Dėl padų, delnų niežėjimo, kūno niežėjimo, vėlgi yra tyrimai atliekami, gali būti nėščiųjų cholestazė, tai skiriami yra vaistukai atitinkami, tai yra dėl kepenų, tokio, sakykime, funkcijos sutrikimo nėštumo metu. Jau aptarėm dėl vaisiaus judesių, jeigu nejaučiat, jeigu susilpnėjo, jeigu pasikeitė pobūdis. Dėl patinusių audinių, tai aišku, nėščiųjų edemos yra pakankamai dažnas, čia jau baldus judinu, pakankamai dažnas reiškinys nėštumo metu, bet jeigu, pradėjo tinti audiniai, tai yra padidėjęs kraujo spaudimas ir prieš tai taip nebuvo, tai vėlgi reikėtų pasirodyti. Dabar dėl patinusių audinių, šiaip čia įdomumo dėliai, kartais moteris, ypatingai jau esant daugiau savaičių nėštumo, nusiskundžia, kad nejaučia rankos pirštukų, kai kurių, ypatingai 4-5. Tai aišku, nėštumo metu tų tarp ląstelinio skysčio jo tikrai padidėja ir kartais kanalas, pro kurį praeina nervai, gali būti užspaustas ir moteris yra taip ir vadinama riešo sindromas, gali nejausti šitų pirštukų, tai neišsigąskit, taip kartais būna. Ir, kitas dalykas, tai gimdymas, kada važiuojat į priėmimo skyrių, tai nubėga vaisiaus vandenys arba prasidėjo reguliari gimdymo veikla. Tai jeigu vaisiaus vandenys yra skaidrus ir jūsų nėštumas yra sklandus, tikrai nereikia bėgti į priėmimo skyrių. Jeigu nubėgo naktį, nejaučiat veiklos, jeigu jaučiat normaliai vaisiaus judesius, galite būti namie ir ramiai atvažiuoti ryte. Jeigu, aišku, lydi stiprūs susitraukimai, važiuojat, jau gimdymas tikrai progresuoja. Jeigu vaisiaus vandenys yra žali, arba jeigu yra šviesus, bet yra nustatytas B grupės streptokokas, važiuojat nedelsiant, nes vaisiaus būklė turi būti stebima, arba antru atveju turi būti pradėti leisti antibiotikai.
Tai va, tai ir aišku, kruvini vaisiaus vandenys, tai turite kreiptis nedelsiant. Tai va, tai šiandien tikrai tos informacijos daug, galite dabar užduoti klausimų, jeigu tokių turit. Čia kažkas negirdėjo, bet po to girdėjo. Labai gerai. Gerai, tai dabar galite klausti, kas kam neaišku. Ir kažką nori gal pasitikslinti. Aš čia va irgi iš vaiko kambario, tai labai taip tema. Į temą fonas. Tikrai drąsiai klauskit, jeigu nėra drąsu, galite rašyti, aš klausimą perskaitysiu. Bet tikrai junkite mikrofoną ir paklauskit ir bus, manau, čia visiems ir paprasčiau, ir smagiau padiskutuoti, jeigu tikrai labai, tarkim, bijot ar yra nedrąsu, galit man parašyti į mano paštą. Bet manau, kad kartais uždavus vienam klausimą išsirituliuoja iš to klausimo dar kitas klausimas ir tikrai būna naudingos informacijos. Klausimas, tik kada maždaug planuojamas sekančios paskaitos data yra rugsėjo 16. Rugsėjo 16 bus mega seminaras apie pasiruošimą gimdymui. Tai ką daryti, kur kreiptis, žodžiu, ką turėti gimdyklose, žodžiu, nuo A iki Z apie patį gimdymą jau. Nuo priėmimo skyrių iki gimdyklos ir išėjimo iš ligoninės. Tai kalbėsime apie pasiruošimą gimdymui, apie vaidmenį partnerio, apie emocinį palaikymą, bet susikaupsim ties iš tikrųjų jau pačia gimdymo eiga, sąrėmiais, ką daryti, kaip sau padėti, ko nedaryti. Tai tikrai jau tas seminaras yra pakankamai imlus laikui. Praeitą kartą, kai tokį turėjom, tai užtrukom apie 2 valandas. Tai aišku, jeigu turėsite reikalų ir norėsite anksčiau palikti seminarą, tai viskas tvarkoj, bet iš tikrųjų ten jau yra daug klausimų, nes daugiausiai abejonių ir klausimų kyla vėlgi ties ta riba, kai jau ateina laikas gimdyti. Tada būna daugiausiai tų baimių ir klausimų. Taip, dabar yra klausimas, ar privačiose medicinos įstaigose sekamas toks pat nėščiųjų priežiūros protokolas, ar vis dėlto geriau būtų apsilankyti poliklinikoje. Tai turėkite omeny, kad visi gydytojai, kurie dirba ligoninėse, kurie dirba poliklinikose, dirba tie patys gydytojai ir turi vadovautis tą pačią metodiką ir privačiame sektoriuje. Kai kurios moterys yra įsitikinusios, kad poliklinikose priežiūra yra prastesnė negu privačiame sektoriuje. Privačiame sektoriuje vienintelis pliusas yra tas, kad yra daugiau laiko. Mes turim daugiau laiko pakalbėti. Yra moterų pykstančių poliklinikoje, kurios nesupranta, kad per 15 minučių mes negalim aptarti visko tiek. Mes darom tikrai kartais viską, kalbam, moteris rengiasi, mes kalbam. Žodžiu, tikrai aišku, būna ir įvairių gydytojų, būna ir įvairių pacienčių, bet mes turim rėmus laiko, ko nėra privačiame sektoriuje, nes ten yra 30 minučių, 40 minučių. Tai tikrai nėštumo priežiūra yra visur vienoda. Tikrai kartais moteris pasirenka tokį variantą, kad lankosi priežiūrai pas šeimos gydytoją, atlieka visus kraujo tyrimus pas šeimos gydytoją, ateina į privatų sektorių echoskopijom. Nes echoskopijos privalomas yra tik 2 pagal ministro įsakymą. Tai yra 1 trimestro ir 2 trimestro. Vėliau echoskopijų nėra privalu atlikti, ko kartais nėščiosios pasipiktina. Tai mes jau tada atliekam pagal bendras indikacijas. Jeigu vaisius gerai auga, gimdos dugnas matuojamas ir išmatuojamas yra taip, kaip turi būti atitinkamą savaitę, mes neįtariam, kad vaisius lėčiau auga arba greičiau auga,
Echoskopijų neturim atlikti. Ir dėl to moteris, kartais kreipiasi į privatų sektorių, nes nori tų echoskopijų. Bet atsakant į klausimą, ar pagal tą patį protokolą, tai pagal tą patį protokolą, nes nesvarbu, iš kur mes dirbam, ar privačiai, ar poliklinikoje, priežiūros taktika nuo to nesikeičia. Tik kas yra svarbu dar privačiame sektorėje, ne visi privatūs sektoriai turi sutartį su ligonių kasom. Jeigu jums reikės siuntimo ir privatus sektorius neturės sutarčių su ligonių kasom, siuntimas negalės jums būti išrašytas. Pavyzdžiui, pas genetiką arba, pavyzdžiui, pas endokrinologą. Tai jums vėlgi reikės belstis į polikliniką, kad jums tą siuntimą išrašytų. Tai tikrai, manau, yra visiškai normalu nėštumą prižiūrėti poliklinikoje. Taip, dabar registracija į kitą paskaitą bus atidaryta. Aha, tai čia jau mūsų Angelas Sargas mums Darius rašo, kada bus atidaryta. Ar morfologinis ultragarsinis tyrimas yra būtinas ar labiau kaprizas? Jeigu jūs kalbate apie 3D ir 4D tas nuotraukas, pradėkim nuo to, kad tai yra atliekama privačiame sektorėje ir dažniausiai moteris kreipiasi dėl tos nuotraukos gražios. Iš tikrųjų kažkokių indikacijų, kad būtinai tokią ar tokią savaitę reikia atlikti 3D ar 4D tą nuotrauką, tai tikrai tokios indikacijos nėra. Aišku, jeigu mes tokį turime įtarimą, ypatingai esant vėlesniam jau nėštumui, ta prasme, ten daugiau yra tų savaičių, dėl ten anatomijos veiduko, dėl to pačios kiškio lūpos, ar ne, jeigu atliekame echoskopiją ir mums kažkoks yra įtarimas ir vaisius, ir mes turim galimybę, nes tam, kad atlikti tokią nuotrauką vaisiui, reikia turėti atitinkamą ir aparatą, ne visos įstaigos tokį turi, bent jau mūsų poliklinikoje yra geras aparatas, bet tokios funkcijos mes neturim poliklinikoje, kur dirbu. Kitose privačiose įstaigose dažniausiai moteris kreipiasi dėl, nežinau, ar tai vardinti kaprizų, bet nori į albumą įsidėti gražią nuotrauką, bet turėkit omeny, kad kartais vaisius gali gulėti ne taip, kaip mums norėtųsi, arba gali vaizdą užstoti placentą. Tai ne visada tikrai ir galų gale gydytojo įgūdžiai echoskopijos atlikimo ir tokios nuotraukos padarimo turi būti atitinkami. Tai jeigu jūs apie šitą klausėt, tai jisai nėra būtinas. Nėra tokių rekomendacijų, kad žūti būti turim tokį tyrimą atlikti. Ar tikrai aš čia... Ar galima sugrįžti ar galima grįžti ankstesnę skaidrę apie trečią laikotarpį? Aha, tuoj. Apie trečią laikotarpį. Tai jeigu čia yra, palaukit, kur čia mūsų trečias laikotarpis buvo. Jeigu šitą turit omenyje, tai trečias laikotarpis yra pas mus čia nuo 29 iki 40 savaitės. Tai grįžtu, ar jūs turit kažkokį klausimą su šituo susijusi? Ar norėjot tiesiog pasižymėti kažką? Norėjau tik tai pasižymėti, nes nespėjau perskaityti. Nes grįžau, bet nematau jokio čia atgalinio ryšio iš jūsų. Taip, ir čia labai teisingai pažymėjo, kad ir bus įrašas, turėtumėte gauti nuorodas vėliau. Dėl įrašo, tai jeigu kažko nespėjote pasižymėti ar norėsite dar kažką perklausyti dar kartą, tai galėsite tą padaryti. Gerai, tai tą trečią laikotarpį dar palieku. Ar turite dar klausimų?
Gerai, tai jeigu klausimų neturit, tai aš jums linkiu nuostabaus savaitgalio ir tada tikiuosi su jumis pasimatyti rugsėjo 16 dieną. Registracija vyks taip pat, kaip vyko šį kartą. Tik noriu tokią pastabą, kai rašote savo paštą, tai tikrai pasitikrinkit, ar įrašėt teisingai, nes tada gaunu aš į paštą, kad jums nebuvo pristatytas laiškas, kuriame būtų nuoroda. Tai dažniausiai būna ten ne kom, o kon, ne kom, o cin, nu ir žodžiu ten visokiausių raidelių, klaidelių. Tai šitą pasitikslinkit, nes visom moterim, paskambinau, kad dar kartą žodžiu, įvestų paštą taisyklingai. Tai va, tai tiesiog, kad nebūtų taip, kad pasimestų jūsų kažkur registracija. Tai gerai, tai jeigu turėsite dar klausimų, lauksiu jų pašte ir iki pasimatymo tada rugsėjo 16 dieną. Ačiū labai viso. Ačiū Jums labai, viso gero.